1236 vasario 19 dieną Romos popiežius Grigalius IX savo bulėje skelbė kryžiaus žygį į Lietuvą. Pirmas kryžiaus žygis į Lietuvą, kuris turėjo pakirst Lietuvos jėgas, pramušti, reiškia, per vakarų lietuviškas žemaitiškas žemės į pietus. Tuo metu jau buvo nukariautas visos žemės į šiaurę nuo Dauguvos, o pietuose stipriausia jėga buvo Lietuva, kurios nepalaužus nebuvo galima toliau plėstis. Kalavijuočių ordinas žygiui sutelkė apie 4000 karių. Tai buvo labai efektyvi militarinė organizacija. Štai grupė vyrų, vienuolių, kurių gyvenimas yra tik tai karas. Po plėšiamųjų žygių kryžiaus žygio dalyviai patraukė namo. Tačiau prie Žiemgalos juos apsupo lietuvių kariuomenė. Pelkėtoje vietoje apsupti kalavijuočių raiteliai dar bandė veržtis, tačiau prarado savo žirgus ir turėjo kautis be jų. Mūšio rekonstrukcija, istorikų komentarai ir analizė lietuviškos istorinės dokumentikos filme Saulės mūšis.